čia iš tikro viskas. Lukai, kelkis. Einorai, neknar, kelkis jau. Tu vėl visą naktį žaidėjai su telefonu. O jūs knygelės skaitė? Einorai, tu skaitėjai ir užmigai. Ir aš tokios buvo įdomios pasakos. Klausykit, bet ar aš sapnavau tokį sapną? Ar čia iš tikro šiandien yra Velykų rytas? Taip. Lukai, ar taip? Mes nieko nepramiegojom? Nežinau. Klausykit, o jūs žinot, kas tos Velykos? Aš žinau. Velykos. Tai atgimimo šventė. Ir tai yra didžiausia pirmoji pavasario šventė. Kai mes ridename ką? Kiaušinius. Marginame. Taip. O kai marginame, galim marginti vašku. Galim skutinėti. Galima naujoviškais su cepetėliam tokiais dažymo būdais ir dar visokiausiais tokiais būdais išmarginti kiaušinius. O klausykit, aš tai žinau, kad į senovės taip sakoma, kad kiaušinis tai yra, pavyzdžiui, lukštas, tai žemė simbolizuoja, baltymas vandenį, o trynys saulę. Ir mes, kai mušam tarpusavį kiaušinukus, tai mes išleidžiame saulę ir jis sušildo žemę. Tik tai man šiek tiek liūdna. Todėl, kad šiandien yra Velykų šventė ir tikriausiai niekas neateis pas mus į svečius, nes visi švenčia namuose. Kažkas beldžia. Prašom, užeikit. Užeikit. Labą dieną, mergaitė. Labą dieną, prašom, užeikite pas mus. Mergaitė Daniel. Prašom, iškiuk. Kaip smagu, kad jūs atėjote ir mus pradžiuginote. O kas su to? Kiskutis ir ką tu moki? Ir lėlastutė. O, tai paklausykim po. Eina kiškis takeliu, su pipiriu krepšeliu, o krepšelyje margučiai, duos kiškutis jų vaikučiams. Kiekvienam beliks po vieną, kad Velykų šventės dieną būtų linksma ir smagu su kiškučiu margučiu. Oi, kiškutį, ačiū labai. Ačiū tau už dovanas, už margučius, labai gražus. Kas čia kvepia taip skaniai. O jūs tikriausiai būsite Velykų pabūtė, bet mane visi vadina Velytė. Tai smagu, kad todėl tai gal prisėskite, nes jūs daug keliavot ir pavargot prisėskite. 50 kilometrų. Oho! Aš vos matysiu kojas. O, saudelį, prašau sėskit, greičiau pailsėti ir mums papasakoti, kągi jūs čia dar turite tuose krepšeliuose, aš taip matau čia kažką. Mes turime iš vaikučių gautus piešinius. Taip įdomu, kągi tie vaikučiai nupiešė. Mes norim apžiūrėti, kasgi čia nupiešė, kokius piešinėlius. Kągi visokių piešinėlių. Čia numatyti Modestas iš Balbieriškio 5 klasės. O čia Neta ir Marija 5. Aha, o čia yra Meilutės 5 metų piešinėlis, gandrai. O čia yra Adelės 6 metukų. Oi, koks gražus. Labai gražus. Tada čia yra Barboros 6 metukų. Labai spalvingas piešinėlis. O štai čia yra Mėtutės iš Kapčiamiesčio ir neparašyta kiek metų. Na, tikriausiai spėsime, kad kokie 6 metų. Labai gražus O piešinėlis. šito dar nepristatėme. Čia Vakaris 5 metų. Oi, labai Mes ten buvom. Labai gražus piešinėlis. Jūs tikriausiai aplankėte labai daug vaikučių, ar tai? Taip, mes 20 miestų aplankėme. O, šitiek daug. Tikrai jūs esat pavargę. Klausykit, mes dabar kaip tik kalbėjome prieš jums ateinant, kad per Velykas visi margina margučius, ridena. O kaip tas paprotys marginti kiaušinius atsirado? Gal jūs kas nors žinote? Ne. O, Lukas žino, tai Lukai papasakok mums, mes paklausysim. Vienas iki karalius neturėjo įpėdinio ir galvojo, ir numirsiu, nebus karalius. Bet po metų gimė jam vaikelis. Visi
pašte neturėjo kaip. Bet staiga sudėjo raudoną kiaušinį. Nuo to laiko mergučiai marginami. Žmonės džiaugiasi ir tą progą pradėjo visi marginti kiaušinius. Tokia graži istorija, ačiū Lukai. O klausykit, mes dabar čia visi gavom tų margučių, kiškelis buvo toks geras ir mes galėtume irgi paridenti ir pažiūrėti, kieno kiaušinis toliau nuridens. Pabandom? Gal kiškelis nori pirmas? Tik atsargiai kiškelis. Na, pažiūrėsim. O, kaip toli nusirideno. Šunuolis kiškelį. Na, dabar eino reitų pabandyti. Žiūrėsime tavo toli ridenasi. Toli ridenasi, jau sustojo. Na, Lukai, gal tu dabar. Gerai. Nagi. Oi. Kaip toli? Nelabai šitas, nes jis didelis. Bobutė, gal jūs dar paridensite, kur nors žinau. Atsargiai atsistokit, kad nugara jums neskaudėtų labai. Atsargiai. O, bobutis neblogai ridenasi. Na ir mano, pažiūrėsim, ar toli nusiridens. Nagi. Oi, mano netoli. Kieno toliausiai nusirideno? Kiškučio. Man atrodo, kad kiškučio, sveikinam kiškutį, tavo margutis toliausiai ridena. Eina radisėti, tai. Na ką, mes kaip ir jau šventėme kartu Velykas ar taip, nes jau ridenam margučius, žiūrėjom kiaušinėlius, pabendravom. Ir man atrodo, kad kiškutis kažkoks pavargęs jau ar taip. Miegučių. Nori miegučių? Na, o man jau metas keliauti. Manęs daug laukia vaikų. Oi, tai mes linkim jums bobutė Velykų, kad jūs nepavargtumėte ir dar daug vaikučių aplankytumėte ir nuneštumėte jiems dovanėlę. Ačiū. Ate, bobutė. Ate. Klausykit, o mums ko gero irgi metas atsisveikinti. Kiškelis jau pavargo, o mums metas tikriausiai eiti į lauką pasisukti, nes labai gražus oras. Taigi mes norim palinkėti jums visiems gražių Velykų, stiprių margučių, geros nuotaikos, o dar Einorai? Sveikatos. O Lukutis ko linki? Pinigų. Pinigėlių, kad būtų už ką nusipirkti, morkyčių ir tada visų akys bus geros ir visi